Labas rytas visiems. Šiandien filmuosiu visą savaitgalį kartu su manimi, kadangi dabar važiuoju į geležinkelio stotį pasiimti mamos ir jinai bus pas mane iki rytojaus. Tai aš kaip ir dažnai darau, pafilmuosiu šiandien rytoj. Tai va, tik greit prisijungiau parodyti, kaip aš atrodau. Šiek tiek pasigarbanojau plaukus ir aš tai toks makijažas, mano suknelė yra štai tokia, šita iš Karen Millen. Auskarai, tai žinokit, neatsimenu, bet čia yra vieni iš tų rankų darbo, kur būna mugėse. Bet tikrai neatsiminsiu, kas gamino, bet va, yra tokie, aš juos dar žiemą pirkau. Tai man labai tokie gražus ir aš tikiuosi, kad šiandien neiškepsiu, nes laukia yra šiaip labai gražus oras, šilta. Numešta suknelė, kad ir megzta, jinai tokia, praktiškai trumpom rankovėm, tai va, tai gal ir nieko. Tai ką mes veiksim, tai bent jau nieko kažko ypatingo nesugalvojam, tai ko gero tiesiog pavaikštinėsim po Vilniaus centrą, gal kažkur nueisim pavalgyti, dar gal kažką tai sugalvosim. Tai aš eilinį kartą pasistengsiu filmuoti kiek įmanoma daugiau. Tai va, o dabar tada aš einu surinkti daiktus ir tarp kitko šiandien, žinokit, kaip sunku užsikviesti taksi, aš neįsivaizduoju, kas atsitiko. Skambinau ir kompanijas kelias, sako, bent jau 20 minučių per aplikacijas bandžiau užsikviesti irgi, gal užtrukau kiek laiko, kol išsikviečiau kažkaip, nežinau, gal vairuotojų trūkumas. Tai va, tai žodžiu gerai, einu pakuotis aš savo rankinę ir tada skubu. Va, mes jau esam su mama nori pasisveikinti. Visi sakėt, kad jums labai patinka mano mama, tai aš dabar jums daugiau ją pafilmuosiu. Nevaidinsi daugiau. Mama sakė, šiandien vėl kankyti šiandien pafilmuodama. Tai mes, žinokit, pravaikščiom gerą valandą, praaiškom kur valgyti ir atėjom į Džiugo sūrio namus ir gersim kavą, nes mama sakė, tik pusę puodelio gėrė kavos, o aš kadangi pramiegojau, tai gėriau iš vis. Tai pasiėmėm kavos, paskui pasiėmiau špiragėlį su špinatais ir varške. Mamos yra su obuoliais. Šarlotė. Šarlotė. Taip. Jo. Ir ten dar yra saldainis slaptas. Taip, čia mano, nelyskite. Tai mes dabar išgersim kavą ir pailsėsim ir eisim vaikščioti kažkur tais toliau. Mes toliau vaikštinėjom, labai, žinokit, karštą. Man dabar su mano megzta suknelė yra per karštą. Bet dabar mes einam link katedros ir eisim link Bernardinų sodo. Aš jums dabar kažkaip keistai laikau, bet eisim link Bernardinų sodo. Pas mane mama jau prašė kurį laiką, kad mes ten nueiti, bet niekaip neprisirašėm. Tai dar kol šilta, kol vasara, reikia nueiti tą pačią progą. Tai šiek tiek pasivaikščiosim. Šiaip tai stebimės, kad labai nedaug žmonių palyginus Vilniaus centre, nes šiaip tai būna šeštadienį, kai geras oras visą laiką pilna, bet mes sakom turbūt už tai, kad paskutinis savaitgalis vasaros, tai visi važiuoja į Palangą prie ežerų ar šiaip kažkur tai praleisti paskutinį gražų savaitgalį, nes kad labai gali būti, kad paskui staigiai viskas atšals per savaitę laiko. Labai gražu, čia toksai kaip mini botanikos sodas. Gal kas nori žinot šitų gėlių pavadinimus, mano mamai sakė, jos labai patinka, bet tai nežino, kaip vadinasi. Aš gal netgi ir iš arčiau parodysiu. Ir jas matau, kad labai mėgsta, nežinau, čia širšės ar bitės, gal greičiau širšės. Ir barkamanės, manau, tai turbūt medaus labai daug viduje yra. Aš norėjau jums parodyti fontaną, bet dabar negaliu. Stovi laukiam, kol pradės jisai veikti, nes mes iš tolo matėm, kad jis labai aukštai kyla ir labai gražiai atrodo, bet bent kol kas neveikia. Tai nežinom, ar čia kažkokiu tam tikrų laiku, ar čia kažkokios muzikos reikia, ar kaip tai veikia. Tai ko gero neišeis jums nufilmuoti. Kadangi šiandien šeštadienis, tai mes su mama ant dietos ir va kaip atrodo mūsų pietus. Čia yra mano tiramisu su kava. O mama, ką tu valgai? Pavlova su ledais. Labai skaniai atrodo. Labai. Man net gaila valgyti iš tikrųjų. Dumplainių, šilauogių ir braškių pridėta. Čia dumplainis per pusę perpiltas. Labai skanus tie dumplainiai. Tai va, o čia yra šilauogės. Labai bus skanu. Tai va, šiandien mes sustarėsim, man atrodo.
Žinokit, labai tamsu, bet aš bandysiu filmuoti kažkiek tais. Mes vis dar, kaip matot, esam centre, jau yra 9:10, jo, 9:21. Ir mes dar porą valandų pravaikščiom, bet šiandien pravaikščiom net nebežinau, kiek kilometrų iš tikrųjų. Per visą centrą įskarsai ilgai, per visas gatves. Jo, aš mamai sakau, kad daugiau pas mane nevažiuosi, nes nejaus rytoj kojų. Tai va, ir paskui aš dar ją nusivedžiau į spa, nusivežiau čia į tą Asia spa, kur aš visą laiką einu. Azijos. Jo, Azijos spa. Tai va, tai ten pasidarė masažus kūno ir dabar užėjom į KFC, kaip matot, mama tai va visą kibirą ruošiasi suvalgyti. Njam. Aš mažą maiželį. Tai jeigu rimtai, tai važiuojam namo su vyru kartu valgyti. Ir skubam, labai kažkaip išalkomės po to masažo, nes mes šiandien gražuolis taip ir valgiam visą dieną. Tortus, pyragėlius, ledus, nu tai tuo ir užsibaigė. Tai va, tai žodžiu, mes laukiam taksi ir skubam mes namo. Na ką, mes jau namuose, prisivalgėm, apsivalgėm visko, valgėm beveik visą KFC maisto ir ketvirtadalį štai tokio didžiulio arbūzo, labai kažkaip pasitaikė geras arbūzas, toksai saldus, sultingas, dabar iš tikrųjų pats yra arbūzų metas. Tai va, žodžiu, privalgiam, jau yra pakankamai vėlu, man atrodo, 11 kažkas tokio, tai galvoju, kad reikės keliauti į dušą ir pasižiūrėsim. Jeigu dar kažkas tai įdomaus ar kažką atsiminsiu, ką jums nori papasakoti, tai pasijungsiu šiandien. Jeigu ne, tai pasijungsiu rytoj, nes kaip ir žadėjau, tiesiog darysiu visą savaitgalį kartu su manimi. Labas rytas, jau yra sekmadienis. Atsikėlėm mes prieš kurį laiką. Pavalgėm šiek tiek pusryčių ir planuojam dabar su mama eiti truputį aplinkui pasivaikščioti, nes šiaip graži diena, nėra saulutės, bet pakankamai nešalta. Tai va, tai mūsų tokie planai ir paskui mamą lydėsiu aš jau į stotį ir važiuos namo, o aš paskui planuoju dar važiuoti į šokių pamokas. Tai va, tai nežinau, kiek aš šiandien pafilmuosiu, bet kažkiek vis tiek dar to filmavimo bus. Na ką, aš jau namuose, nežinau, kiek čia matos, aš dabar lempą čia įjungus, matot, sakau namuose dėl to, kad aš buvau išvažiavus į šokių pamokas, tiksliau tai pirmiausiai išvežiau mamą į geležinkelio stotį ir išlydėjau namo, o paskui išėjau į šokių pamoką, šiandien turėjo būti 2, bet buvo tik viena, kadangi į antrą aš vienintelė, kuri atėjau. Kažkaip matytas paskutinis vasaros savaitgalis labai veikia visus, nes labai gražus oras, tai aš įsivaizduoju, kad visi kažkur tai skuba į gamtą, prie ežerų, prie jūrų ir taip toliau. Tai aš tokia vienintelė, kuri sekmadienį vasarą noriu sportuoti. Nu, bet buvo bent viena pamoka, tai vis tiek prasitampiau, pasportavau, tai vis tiek buvo labai gerai. Tai va, tai, aš jums dar noriu parodyti dovaną, kurią gavau nuo mamos. Tai va, tai pirmiausia yra štai tokia dėžutė. Mano mama padarė šitą dėžutę taip pat, tai va tokia yra ir su tokiu paukšteliu, žiūrėkit, labai gražu. Ir viduje yra štai tokie auskariukai. Čia mano mamos taip pat daryti, nes jeigu žiūrit mane, tai aš jau turbūt ne kartą minėjau, bei rodžiau, kad mano mama gamina papuošalus visokiausius, tai kaip aš dabar čia jums atidarysiu, aš galvoju. Laukit. O, žiūrėk, kad aš jau profesionalė patampu viena ranka atidarimo visko. Įpratau. Tai va, ir štai auskariukai yra tokie. Matot, va, labai gražus. Man atrodo, labai prie kokios nors gal suknelės tiks, nu, bet toks mano stilius. Tai va, tai mano yra štai tokia dovana. Štai labai gražus auskariukai. O dabar ką aš dar veiksiu, net nelabai įsivaizduoju. Šiaip iš tikrųjų aš vištieną kepu, aš jums galiu parodyti. Gal nelabai įdomu, bet kepu ir vištieną ir kalakutieną. Čia labai tamsu kažkaip, nežinau. Dabar jau taip anksti pradėjo temsti. Nu kaip anksti, aš kiek dabar pusė 9 be 5, bet vis tiek kaip palyginus prieš tai buvo, tai man dabar atrodo čia taip anksti. Pažiūrėsim kaip žiemą bus, kai 4 valandą tamsu. Tai va, tai žodžiu, va ten varyžius išviriau. Ir čia orkaitėje kepa vištieną. Štai čia dabar bus mūsų tokia vakarienė. Aš labai valgyti irgi noriu, prisivalgiau arbūzų. Žiūrėkit, va, vienas yra ant stalo, dar kita yra gabaliukas šaldytuve. Nes, kaip sakiau, labai skanus, tai aš dabar
kaip man kokia liga tie arbūzai, žinokit, negaliu ramiai būti, nežinau, kad yra ant stalo arbūzų. Nu ir taip biškį suvalgau, pabūnu, vėl biškį suvalgau, žiūriu, kad per vakarą suvalgiau pusę arbūzo 5 kg, jeigu nedidesnis. Tai va. Tai, žodžiu, kaip sakiau, lauksiu dabar, kol iškeps maistas, pavalgysim ir paskui turbūt nieko labai ypatingo neveiksiu. Reikia eiti dušą, apsitvarkyti ir kaip visada, jeigu kažkas tai įdomaus, būtinai iš jums pafilmuosiu. Na ką, tai žinokit, pasijungiu aš jau paskutinį kartą, kaip matote, esu susiruošusi miegoti po dušo ir su savo naktiniais. Kaip ir dažniausiai man gaunasi, aš kažkaip, kai filmuoju visą savaitgalį, antrą dieną labai taip daug nefilmuoju, nežinau, dažniausiai pats būna įdomumas pirmą dieną. Na, bet vis tiek tikiuosi, kad jums buvo smagu žiūrėti, kad jums buvo įdomu praleisti dar kelias dienas kartu su manimi, o tada šiandien, kaip sakiau, viskas, atsisveikinu, bei pasimatysim mano sekančiam filmuke. Labą naktį.